Išskirtinės kokybės žemės ūkio produkciją šalies vartotojams teikiantys ir agrarinės aplinkosaugos išmokas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą gaunantys daržovių augintojai privalo laikytis griežtų tręšimą bei augalų apsaugos priemonių naudojimą ribojančių reikalavimų. Jau nebe pirmus metus prieskonines daržoves auginantis Evaldas Masevičius neseniai sertifikavo dalį savo auginamos produkcijos. Verslininko teigimu, kokybiškas daržoves kur kas lengviau užauginti šiltnamiuose. Lygos atsiranda, kai blogas klimatas, kai kenkėjai atsiranda. Jeigu sudarai augalui geras sąlygas augti, jam šilta, jam užtenka šviesos, jisai laimingas, jisai auga, prie jo niekas nelimpa. Auginant išskirtinės kokybės daržovės leidžiama naudoti tik tai nedidelius cheminių trąšų kiekius, o tos pačios veikliosios medžiagos turinčias augalų apsaugos priemonės galima naudoti tik 2 kartus augalo vegetacijos pradžioje.